Labas, mano vardas Tobis. Aš jums noriu šiandien papasakoti vieną labai stebuklingą istoriją. Jeigu norite ją išgirsti, spauskite šį mygtuką ir sekite mano kelionę internete. O dabar keliaujam! Gali būti. Labas. Atsiprašau, kad vėluoju. Goda, kas nutiko, kodėl mus čia sukvietei? Tai, žinot ką, jūs nepatikėsit. Šiąnakt man palei mano lovą kažkokie monstriukai pradėjo šokinėti. Jie buvo baisūs. Pūkuoti, vieni buvo tokia žalia. Ir aš, kai atsiguliau, jie pradėjo lįsti iš lovos, iš užuolaidų, pradėjo slankioti. Ir staiga aš sugalvojau, atsiverčiau savo mėgstamiausią knygelę ir nupiešiau tuos monstriukus. Ir kai užverčiau tą stebuklingąją knygelę, viskas dingo. Ką? Kaip galėjo dingti? Bet pasaulyje monstriukų nebūna. Jie neegzistuoja. Tai čia tikrai egzistuoja, negali būti. Bet kai atsibudau, ryte tos knygos nebebuvo. Nebebuvo? Kaip tai nebebuvo? Jo. Nu, tai... Ji dingo. Dingo? Kaip į vandenį. Kas ją paėmė, tą knygą? Manau, kad vienas iš monstriukų naktį, kai jau viskas buvo baigta, kai buvau beveik visus juos nupiešusi, o gal vieno nenupiešiau, gal jis naktį atėjo, pasiliko po lovą ir atėjo pas mane ir pagrobė tą knygą. Tai pala, tai kaip atrodė tie monstriukai? Tuoj aš jums parodysiu. Tėte, gal gali paskolinti savo kanalą? Taip, prašom. Labai ačiū. Visą laiką, ko tau reikia? Va, čia buvo pirmasis monstras. Dar tai rieva tokia burna. Va tokia. O čia tikriausiai pusbroliai. Čia vaiduoklis? Ne, čia jis buvo žalia. Man čia jau panašu į brokolį. Tikrai, jis buvo labai panašus į brokolį. Bet tuoj parodysiu patį baisiausią. Jis turėjo tik dvi va toksai, turėjo dvi kojas ir tik dvi kojas. Man jau darėsi balsų. Vėjau, gali eiti pažiūrėti kokią įdomią linksmą knygelę. Pavartysi, bus labai smagu. Štai kodėl tėvai mums neleidžia žiūrėti baisių filmų. Monstriukai įėjo per stogą, o išėjo per knygą. Tai ką man daryti? Kokios idėjos? Linai, kokia tavo idėja? Mano būtų gera idėja, kad šitie monstrai tavo, kurie ką tik buvo, patektų į šitą bokštą ir įstrigtų. Parodyk, kaip būtų. Va, pro čia įeitų, tada čia sugriūtų kai kas ir tada jie tokie neišeitų. Visai neblogai, Linai, bet paklausim Mėtos. Mėta, kokia tavo idėja? Mano idėja po grindimis pastatyti spąstus, netikras grindis įstatyti ir kad monstrukai va čia įgriūtų. Visai neblogai, Mėta. Bet žiūrėkit, ką aš radau. Kas čia?
čia yra tokia knyga apie kiškutį vagelį, kuris visas knygas vogia. Leis pažiūrėti. Aš myliu knygas. Tai mano dienoraštė pavadinimas. Pala, didžioji monstrų enciklopedija. Mano kambarys, gaublys, rožinė lempa. Pala. Čia yra slaptos durys mano kambarį. O kas, jei mano dienoraštio puslapiai yra išmėtyti po visas Lietuvos bibliotekas? Tu juk negalėsi. Knyga baigėsi. Reikės dar paieškoti kažko. Draugai, ar sutinkate keliauti su manim po visas Lietuvos bibliotekas? Suraskime tavo dienoraštį. Sveikučiai. Kad tik vaikai žinotų, jog dienoraštis iš tikrųjų yra pas mane. Einam, kai ką jums parodysiu. Čia yra mano namai. O mes susitiksime kitoje serijoje.